Karočią, aš labai tingiu įrašinėti kažką tai labai tokio super high quality 4K su visom huinom. Tai aš tiesiog greitai pašnekėsiu taip ir bus žiauriai zaibysti važiuoja. Peteris Parkeris, žmogus voras, pagaliau jis gavo tai, ko ir buvo vertas per visus tuos 2 filmus praeitus, nes pirmajam filme jis viso šūdą sumalė, dėl meilės, dėl pussy, antram filme irgi dėl pussy, o šitam filme jis pagaliau atsisakė pussy ir jis pagaliau prisėmė atsakomybę, responsibility for his actions. With great power comes great responsibility. Pizdėts. Šiaip ten labai daug gražių momentų, also jo, jie visi 3 atsirado, visi tie slėpimai ir panašiai nesuveikė, karočią viskas buvo žiauriai kietai. Iš pradžių galvojau nusivilsiu, also tas visas humoras buvo šiek tiek šūdinas, bet also labai rushed buvo su Goblinu viskas ypač pabligoj. Sorry, šitas Jamie Foxx, tu esi šiaip žiauriai kietas, bet čia jau script problemos, nes, jo ir delivery ir visi tie dalykai net nebuvo jokingi. Pusė tų senų aktorių net nežinojo, ką jie čia daro. Jie norėjo būti invested, bet jie tiesiog negalėjo, nes jiem nebuvo duota pakankamai material. Nes tie Marvel filmai yra žiauriai milžiniški, tai jie tiesiog neturi laiko pilnai fleshing out visą tą script ir panašiai. Tai labai buvo. Also CGI buvo šūdinas kaip ir visada Marvel filmuose, bet kiek suvokiau, jie panaudoja iš tiesų tą tikrą suit, tą tikrą kostiumą iš The Amazing Spider-Man, tai jis gerai atrodė. Tobey Maguire's tas kostiumas, tai jis buvo CGI ir jis atrodė kaip žmogaus trečias, naujas filmas. Žmogaus voro trečio. Tai irgi šiek tiek wonky, bet su Marvel filmais visada CGI būna. Also, Marvel ir Disney yra tokios didelios įmonės ir jie nesugebėjo įpirkti Sandmano aktoriaus ir Lizard aktoriaus, nes jie realiai panaudojo footage iš praeitų filmų, bet ne tai, kad jie norėjo parodyti taip a flashback, jie tiesiog realiai iš rotoscopino iškirpo juos ir įdėjo tas scenas tiesiog. Sunku galbūt paaiškinti, bet kaip pamatysit filmą, ypač tie žmonės, kurie žiūrėjo tuos filmus, praeitus tipo Žmogų vorą 3 ir The Amazing Spider-Man 1, tikrai pamatysit, kad jums tie kadrai buvo kažkur tai matyti, nes realiai su Sandmanu viena scena buvo ten, kur šitam In the Sewers, kur tipo Sandmanas visas buvo drėgnas, šlapias. Jie panaudojo tą footage, tiesiog iškirpo ir įdėjo tipo į kitą kontekstą, bet jie, kurie matė tas filmas, tai akivaizdžiai matėsi. Nu ir su Lizard irgi, ten jau kaip pačioj pabaigoje, tipo žmogus voras nugalėjo Lizard, irgi matėsi, kad kai jis jau virto žmogum tose praeitose filmuose, jie tiesiog įdėjo šitą filmą, tai okei. Neįpirkot, jie net nemanau, kad yra brangus aktoriai, nebent su scheduling kažkokie dalykai jam nenusisekė, tai va. Kol dar važiuoja autobusas, nes man reikia dar grįžti namo, nes aš nenoriu mokėti už Boltą. Ką aš dar galiu prisiminti? Su Aunt May labai buvo rushed, nes jie net neturėjo gražių labai tokių scenų praeitose filmuose, kad galėtume pajausti tą connection. Nes kai jį mirė, sure, buvo to jausmo, kad buvo. Tai buvo labai forced ir tai turėjo būti tiesiog kaip toks labai dalykinis dalykas, kad va dabar jūs turite jaustis labai liūdni. Bet jų acting buvo labai labai geras. Also man patiko tuo, kad kai Aunt May tipo jau mirinėjo, kad ji net nesuvokė, kad ji miršta. Labai buvo gražus nuanced acting. Tai tai čia buvo labai faina. Also jie nedarė labai daug de-aging, nors sakė, kad darys, bet... Also mano viena iš mėgstamiausių dalių be 3 žmonių varų. Also Spider-Verse tai padarė žymiai geriau, bet labai buvo smagu pamatyti tiesiog senus aktorius. Ypač labai daug payoff, tiksliau retribution, gavo Andrew Garfield, nes jam žymiai daugiau davė screen time ir jis to nusipelnė, nes Tobey Maguire turėjo 3 filmus, jis turėjo tik 2. Jis to nusipelnė, tuoj atvažiuos mano autobusas. Bet dar man labai patiko dalis su ta MCU Mary Jane. Iš tiesų labai prilėtė širdelę. Ir tuo labiau pas jūs labai gražus chemistry, nes jie datina in real life, tai labai suveikia gerai, tu atvažiuoja mano autobusas, tai labai graži pabaiga, kad jos atsisakė, nes jis matė, kad ji dabar bus saugesnis, pagaliau sumokėjo savo baudą už tuos visus dalykus, kuriuos jis padarė praeitose filmuose, nes jis visada pridarydavo tų problemų ir paskui kiti jam turėdavo padėti ir ištraukti iš tų problemų. Tai karočią atvažiavo mano autobusas, tai žiauriai geras filmas, rekomenduoju viso gero. Bet šiaip pagaliau aš pajaučiu nors kažkokią lyrišką emociją, žiūrėdama šitos MCU Marvel filmus tipo Žmogaus voro, tai jie did a great job.
aš pagaliau kažką tai pajaučiau. Ir also sakė, kad dabar bus tipo nauja trilogija, nes Sony nenori pasimti atgal teisę iš Marvel, tai jie nori vis dar bendradarbiauti ir tai yra labai logiška, nes jie tai nesugebėtų padaryti normalaus filmą. Nu, bet tų senų, bet whatever. Kind of tie Nu, blemba ir bamsiukas važiuoja. Aš atsakau, blet, ne bamsiukas, o peliukas, nu, na. Bet tipo, kind of tie praeiti 2 filmai, kind of jaučiasi labai nereikalingi, bet tuo pačiu reikalingi, nes jie tiesiog parodė, ant kiek Peteris Parkeris yra neatsakingas žmogus. Aš žinau, jis tipo turi būti vaikas, tipo moksleivis. Bet pizė, toks duchas buvo tame tuose duose filmuose. Kind of filmas ir yra tam skirtas, kad žmogus bent jau išmoktų per vieną filmą nors kokią savo pamoką, nes jis tą pačią klaidą kartojo ir antram filme. Nu tai what the fuck. Tu duchas, susitvarky galvą. Tik karočiasi, Nelizauskas. Labai rekomenduoju. O su šitas angle yra toks geras. Galėčiau laikyti, žinai, taip, šiek tiek geresnis angle, bet toks angle yra labiau iconic. Paspringau koroną. Šiaip stereotipiškai ta herojaus kelionė tipo, turi tuos 3 etapus, ar kiek jų ten daugiau. Tas herojus pagrindinis turėtų išmokti savo pamoką, kaip ir jau priimti tą pamoką jau 3 act. Jie tai padarė per 3 filmus. I mean, tai kind of kūrybiškai įdomu, inovatyvu. Tiesiog, kad tie 2 filmai praeiti, nu jie tokie kind of tušti. Nes jis per juos nieko neišmokė, jis duchas. Bet čia aš actually žiauriai gerbiu. Nes jis tiesiog paleido tai, kas jam žiauriai rūpi. Jis kaip Angas. Angas nepaleido, bet jis žiauriai kietas, bet nekalbam apie tai. Avataras yra zaibis serialas, mano top 3 arba pirmas, arba kažkur tai arčiau pirmo. Pagaliau jis išmoko savo pamoką. Kiek šitas. Pizda. Also, blet, jie įkišo Matt Murdock. Charlie Cox grįžo. Tas pats aktorius, kuris buvo Netflix'o serialuose. Aš esu vahuje. Sorry už negražius žodžius, bet pizda. Aš vienintelis plojau, kai jis buvo tikra. Tai buvo liūdna, nes aš jį myliu. Jis galbūt yra mano male crush. Aš negėjus, bet pizda, aš jį myliu. Also, Toby toks jau senas atrodo. Oh. Aš galvau, jie tik įkiš Andrew Garfield ir viskas, nes Toby jis dabar kind of nelabai netgi vaidina, jis pagrindę produsuoja. Aš galvojau, jo netgi čia nebus, nes jis nesutiks, nes pamenu, jis sakė, kad jeigu jis bus kitam žmogaus svoro filme, tai jis nori būti be kaukės, kad jis galėtų actually actinti veidu. Tai jis čia pagrindę kind of be kaukės, bet džiaugiuosi, kad jis ir užsidėjo kaukę. Tai buvo žiauriai, tai aš labai apsidžiaugiau, kad jis grįžo. Visi ploja irgi. Jau ne vienas aš. Visi ploja ir dėl Andrew, ir dėl jo. Tai buvo žiauriai kietas. Buvo Senelizauskų momentas, visa hebra susirinko kartu paploti, buvo žiauriai kietas. Tai va, tai... Nežinau, kažkaip. Karočią dar noriu pasakyti, aš tiesiog draugų neturiu, su kuo dabar galėčiau pašnekėti. Daug emocijų, Senelizauskų labai daug. Tai karočią, bet labai faina. Po Marvel filmo jaustis šiek tiek liūdnai. Pizė, kada tai buvo paskutinį kartą? Nes Shang-Chi buvo gavno, nežiūrėjau Eternals, bet sakė, kad gavno, tai aš patikėsiu, nes jau šitą tuštumą, kad kažkas tai vyko ir tai yra zaibys. Pagaliau kažkas tai vyko emotionally svaraus Marvel filme. What the fuck? Zaibys? Tik tikiuosi, kad kitame filme jie vėl, bet. O, kaip tamsu, kaip kiet. Žiūrėk, koks rimlight. Kai cinematic. Tiesiog cinematic masterpiece. Šitas review. Tikiuosi per tą trilogiją, kuri bus ateityje vėl Zendaya ir Peteris Parkeris vėl nebus kartu. Nes sadly, tiksliau ne sadly, bet Zendaya yra dabar labai tipo žymi persona in the pop culture. Tai kind of iš biznio perspektyvos jiem nelabai apsimokėtų, kad Zendaya vėl nebūtų in front and center, tipo nebūtų zviozda. Tačiau jie ją gražins, bet būtų gražu, kad jie jos negražintų, nes tada šito 3 filmo visa esmė kind of dingtų. Ta visa emotional svoris, Senelizauskui, mes kaip vyrai keliam tą svorį, moteris duchės. Bet, nes jie gali rasti kitų panų Peteriui pistę, Senelizauskui, mes kaip vyrai, žinom, vieną metę paimsim kitą, viskas tvarkuoja, tikiuosi jie tai ir padarys. Su aš jau beveik namie, žiauriai noriu myšti, ate. Dabar jau tikrai viskas, ate. Jie kaip garsi mašinos, važiuoja, negirdžiu.